Taigi sakome aloha Havajams ir labas Vilniau. Va, ai ne tas, atras čia sukas. Va, o gal čia turi užsidegti kaitą. Jau neveikia turbūt. Veikia. Tikrinkit, kiek jūs sveikatos turit. Elena Bradūnaitė mus veda į Kazio ir Kazimieros Bradūnų namus Vilniuje, kuriuose jie apsigyveno iš karto paskelbus Lietuvos nepriklausomybę. Elenos tėvas vienas žinomiausių išeivijos poetų Kazys Bradūnas. Prašom. Raidė gimsta kaip apreiškimas, eilėraštis jos lopšys. Viskas buvo šventas laukimas, kurį ranka užrašys. Bet man taip gera, kai aš čia ateinu, tai atrodo, aš čia gerai, tai mamytė kitam kambarį, arba aš ten, o tėtukas čia, man da jie čia, kaip sakant, sėdi, būna jų dvaselė čia. Atvažiavom mes čia pirmą kartą į tą Lietuvą, atkeliavom 90-ais. Tik po kovo mėnesį paskelbta nepriklausomybė, aš dirbu Vašingtone, tėvelis man skambina, jau žiūrėk bilietą, nereikia per Maskvą skrist, galima per Rygą. Tada mes rugpjūčio mėnesio gale, dar prieš sausio 13, atkeliaujam pirmą kartą į tą Lietuvą. Tai čia mano tėviškė. Kaip jaunė? Tai va, tėvelis, kodėl anksčiau į Lietuvą negrįžo, ten daug kas pradėjo 70-ais važinėti, jau leido 5 dienas Vilniui. Tėvelis sako, ne, aš per Maskvos neprašysiu, kad man leidimą duotų į mano tėviškę grįžti. Jokioj dienoj, nesilenksiu jiem. Ir Amerikoje savotiškai ir buvo ta įtampa, nes kai kurie net sakė, politiškai, kai tiek daug prašosi Maskvos dokumentais, kad grįžt, galim pakenkt okupacijos nepripažinimo. Reiškia pripažinimas, kad okupacija Lietuvoje. Visada kasmet kongresmenai, senatoriai turėjo rezoliuciją pasirašyti, kad Lietuva okupuota. Jeigu jau jūs visi čia išeivijoje grįžtat, pirmyn atgal, gali būti klaustukas. Ir mes po 50 metų atvažiavę jautėmės visiškai lyg vakar būtume išvažiavę iš Vilniaus, kadangi visi bažnyčių bokštai, visi Vilniaus rajonų gatvių orientyrai, žinai, kad čia tos bažnyčios bokštas, čia tos, tai kai mes atsistojom, žinom, kur ait visur. Čia tėtuko stalas, čia buvo jo, jis labai mėgdavo, čia nebuvo to aukšto stogo ant to, saulutė iš ryto čia teka, per langą jis sakydavo, aš čia per langą kaip Šekspyro teatrą galiu stebėti. Tai močiutė vaiką į mokyklą tempia, tai 2 meilužiai susipyksta, tai po 2 valandų vėl susitinka. Aš viską čia galiu stebėti. Ir bažnyčios visi bokštai matosi, Šventas Kazimieras, abu kaziukai, tai jų vardų bažnyčia. Ten ir kulniuodavo, kas sekmadienį eidavo. O čia tai nuotrauka daryta, va Sutkaus buvo atėjęs. Tai va čia labai retas Kasiulio paveikslas. Kasiulis labai daug daręs Paryžiaus, tokių linksmų, ten klaunai, akordeonistai groja, o čia pabėgimas iš Lietuvos. Matot, namai dega, bakūžiai, lietuviški žirgeliai ant stogo ir va su tautiniais rūbais beveik lekia, nešasi ką gali. Tai va, mamytė irgi tautinius rūbus įsivežė, nieko daugiau. Be Kasiulio ant sienos Petravičiaus, Domšaičio, Valiaus išeivijos grandų darbai. Elenos tėvai su jais ne tik bendravo, bet ir rėmė, pirkdami jų darbus. Pasikalbėjimus su menininkais Bradūnas skelbdavo laikraštyje Draugas. Jis redagavo seniausiai leidžiamo išeivijos laikraščio kultūrinį priedą. Literatūros ir dailės kritikas sugulė į dar vieną Bradūno knygą Kertinė paraštė. Nežinau, kieno čia nuotrauka, tėvelis darbe, drauge. Labai laimingas, jis ten kultūriniam vis tiek pasaulyje galėjo gyventi. O Amerikoje, kai tik atvažiavom, 12 metų dirbo juodą darbą, luitus tokius didžiausius, turėjo visada ten su vandeniu lygint, mašina zuja, burzgė, sakydavo, kai mes ten neišprotėm. Jo kūrybos skarbas. Pėdos arimuose, va. Tėvelio, va, gali sakyti, pirmutiniai kelintais čia metais, 44. Tai čia man ir viena va brangiausių, nes jau tu niekur nerasi. Aš vis sakau, da kas nors turi gerai pasižiūrėti,
kas slypi už visų kūrėjų, ar nebus tik gera literatūros mokytoja. Petronėlė Orentaitė gimnazijoje, jau ten ta literatūra jam ir jie visi tiesiog pavirsta aiščiu. Buvo labai jau mėgamas, atvažiavo, pasirodė, paskaitė Petronėlį, o jie tada visi tokius pačius paltus pasisiuvo, kaip Aistis pasirodęs buvo jų toj gimnazijoje. Aš užaugau ant aiščio lopšinės, aš tą pačią lopšinę ir Vaivai savo dukrai uždainuodavau. Ir paskui bendrai tos dainos Šilainė tokia buvo. Argi daug Šilainė su savim paimsi, argi ten už marių bus tau jos gana. Prie širdies pajusi ir tada bus linksma, tu su ją atminsi brolį ir mane. Va, ką reiškia dainoj su jausmu įdiegt tą žemės, ta Šilainė, tai žemės kupstelis, kurį siūdavo emigrantai, pirmieji, mano ten, kur lankiau, škapleriuose būdavo atsivežę žemės žiupsnelį močiutės įsiūtą tarp tų 2 šventų paveiksliukų medžiaginių. Va, Maras Kazio Bradūno pirma, kur Vokietijoje išleista buvo, lietuviškos knygos 400 metai, matot, viskas suvesta su istorija, kad mes tikrai žinotumėm, kas kada 47 metais. Svetimoji duona, va čia jau Miunchene išleista buvo Vokietijoje. Sonatos ir fugos, paimtas Čiurlionio paveikslai, sukarpyti, tokį koliažai padaryti, ziraksus, nes neturėjom daug kaip kopijuoti. Ir pagal Čiurlionio tuos paveikslus tėvelis rašo eilėraščiais. Kazys Bradūnas išleido 17 poezijos knygų. Jo rinktinė 100 geriausių eilėraščių Paberti grūdai, paskutinė nacionalinės premijos laureato Kazio Bradūno knyga. Paberti grūdai. Kodėl? Ant viso šito kambario buvo išmėtyti lapukai su eilėraščiais. Padaryta po kopijas, pusseserė buvo padarius ir tėvelis rankiojo tai vieną, tai kitą, tai dėliojo. Tai va tie paberti grūdai čia gulėjo šitam kambarį. O dabar keliaujame į Palėpę, rašytojo dirbtuves. Tai tėtukui valyto mankšta būdavo, pusryčius pavalgo ir tada šitais laiptais jau į dirbtuvę eina. O ten buvo atsivežęs visus laiškus, susirašinėjimai ir su Brazdžioniais, ir Aisčiais, ir Vaičiulaičiais. Aš kaip šventas Petras čia su tais raktais. Pasiruoškit instaliaciją. Prašom. 12. Tėtukam tai būtų buvę gal jautriau, nes jie ko gero atsimena ir karo visas tas sirenas panašiai. Man tai, sakau, karta mūsų labai užaugom, kaip apsaugoti plasmasinio didelio pastiklinio burbulo. Jokių dar traumų neturėta. Visas knygas, kur buvo Amerikoje sukaupęs, viskas čia. Dievukai jau Lietuvoje surankioti. Kas nors gal šitą biblioteką paims urmu, nes aš juos nenoriu skaldyti, jie yra išeivijos kultūros skarbas, gali sakyti. Paskui va čia labai graži nuotrauka tėtukų, kaip tik, čia dar Audriaus tėveliai, bet čia tėtukai per jų 50-mečio vestuves. Baltimorėje buvo pas brolį, tada brolis, visa šeima gyva. Kazys Bradūnas su šeima pirmą kartą apsilankęs Lietuvoje iš karto važiavo į Elvitą Kiršus į savo tėviškę, kurioje po karo jau nieko nebuvo likę. Tėviškės sodybos planą teko piešti iš atminties. Dar išlikęs tėviškės kryžius. Čia tėtukas net nupaišęs, o čia kur buvo tuo keliuku, čia va kryžkelį, o čia jau sodyba. Kluonas ten buvo, namas, tvartas, plytinis, jau kaip reikiant buvo. O nuti mamelė šalia, mes ją mamelę vadinom, senelis Jurgis, senelį vadinom tėtuku. Tėvelis čia su baltu jau grįžęs studentas, baigė gimnaziją ir jau jis į Kauną nori, tai tada jau buvo pirmas, kad palauk, tu Kaziuk ne į Kauną, nevažiuok į universitetą, į seminariją, čia Marijampolėje buvo, jau arčiau bus viską, o tada
jau kai mamytė susipažino Vilniuje, jie čia Mykolaičio Putino klasėje buvo ir literatūra, mamytė buvo kalbos specialistė, jie labai gerai Salys įvertino, jie ten jau skirčius užrekordavo viską, Būga buvo jos tetėnas, tetos vyras ir jau jie susiženė Vilniuje, susižieduoja Aušros vartuose ir vokiečiai uždaro universitetą ir tada visas jaunimas keliauja į Tėviškes. Mamelė nevažiavo į vestuvę, nes ji nelabai pritarė, kad tėtukas da taip ženytųsi. Ta pagalvoja, da kunigėlis turėtų būti. Nu vis tiek daug kas Suvalkijos pirmą sūnų varė į kunigėlius. Tėtukai kai apsiženijo, tikrai buvo labai graži pora. Mamytė su tuo kostiumu ir jį tą kostiumą įsidėjo į lagaminą, kai bėgo iš Lietuvos. Ir tėvelio rašytus laiškus. Tai jau ta meilė tikra gera buvo, jie tikrai gerai susimirksėjo. Visą gyvenimą tėtė parašydavo eilėraštį, o mamytė sudėdavo kabliukus. Ir dar jeigu koks skirtis ne vietoj, tai išaiškindavo, kad gal tą žodį keisk. Ir ji nei vieno mano eilėraščio nenupeikė. Kai aš paskaitau naują eilėraštį, sakau, Kazytė, žiūrėk, kaip tau šitas atrodo. Tai jis sako, geras, šis geras. Da pasako, dėl ko geras. Bet kartais pasako, šiaip savo. Tai jau ta šiaip savo žinau, kad... Dėk į šalį. Dėk į šalį. O va tėvelis, kai grįžo į tą Tėviškę, tai jau tikrai laimingas buvo jau. Tai jis da rado akmenį, kur buvo slengstis į namą. Tai da tą pabučiavo, irgi priklaupęs. Nieko nebuvo likę, nes kai tik išvažiavom mes iš to, pravažiavom tą kryžkelį, kur buvo, tai da, sako, visi apsisukau, da maldą sukalbėjo ir liko tie labai gražus eilėraštis, tušti palikti namai. Kazio Bradūno tėvai su seneliais jau buvo tremtinių sąrašuose, todėl palikę ūkį bėgo nuo sovietų ir žirgais kinkytų vežimu pasiekė Austriją. Senelis, tai Kaziuk paklaus, gal tuos arkliukus galim į Ameriką vežtis. Tai tie arkliukai, tėtukas sako, aš kartais juos net žvengiant Čikagoje girdžiu. O Baltimorėje gyvena mažam namelį, įsprausti, sulipinti, cementas kiemukas, prieky automobiliai pastatyti, jokios žalumos, nieko. Tai mūsų vaikus varydavo brolį ir Jurgis, ir mes tada mažim, tą pradžioj mokyklos, tą prieš mokyklą. Eikit pas senelius, klauskite tėtuko, kad papasakotų, ką Lietuvoje dabar darytų. Ar dabar durpės kasat, ar dabar sėja, ką jūs ten sėjat. Kaip tėtukas net paėmė vieną kartą, atsimenu, apverčia kėdę ir mane ir Jurgį mokina, kaip arkliukui koją reiktų, jeigu įsinarinės, kaip surišt su svarčiu, kad sugytų kumeliukai koją. Tai senelis verkė 2 kartus. Pirmą kartą po Pirmo pasaulinio karo, kai turėjo vieną šyvę, aklą ar kumelaitę, kur padėjo tuos rastus traukti, tą triubelę pastatyti. Tada tėtė matė tėvą pirmą kartą verkiant, kai šyvę pavogė. Antrą kartą tėtė matė senelį verkiant, kada arklius neleido vežtis. Tada atsisėdęs verkė vėl. Yra gražus eilėraštis, tarp 2 karų, taip užvadinta ir apie tuos arkliukus parašyta. Kazį Bradūną augino ne tik šeimos ar gimtos šalies istorija, bet ir jo auklė, pamokiusi, kad galima išgirsti, kaip kalba tėviškės akmuo. Pagal auklės Onos Šulinskienės tikėjimus. Susitiko Dievas ir dievulis kryžkelėj vidury kiršų. Prie jų kojų akmenėlis guli, duonos ir vandens padėt nešu. Valgykit ir gerkite, tai viskas, tai mes patys, duona ir vanduo. Ir atėjo ūbaudamas miškas ir atsiklaupė pažadintas akmuo. Elena Bradūnaitė Glinskienė ir šiandien keliauja, vasaroja Vilniuje, o žiemoti skrenda į Havajus. O mes skrendame toliau, todėl tariame Aloha Australija.